Aš tai aišku esu jau viską išbandęs ir pabandęs, tiesiog rodau jums, kad jums to daryti nereikėtų. Ponios ir ponai, kanojos gamyba prasidėjo. Gerai, pagaliau atėjo ta diena, kai visos reikutės paruoštos, stapelis paruoštas, stalas paruoštas, viskas. Mes dabar nuo šio momento galim pradėti klijuoti. Iš tikrųjų, kiekvieną kartą stebina mane tas procesas, nes jis visuomet užtrunka ilgiau nei aš planavau. Visos reikutės pas mane yra supjaustytos ir sufrezuotos, kaip jau žinote. Tas trumpesnis rąstas, kadangi reikia jas susortiruoti ir pažymėti, kurios yra kokios spalvų atžvilgių, nes priklausomai nuo to tašo, kuris yra pjaustomas, skiriasi spalva. Tai aš tiesiog jas sudedu palei sieną, jos yra visos vienodo ilgio, tiesiog kartais skiriasi spalva ir kai reikia jungti vieną galą su kitu, idealiai reikėtų taikyti taip, kad tie galai būtų labai panašios spalvos, kad nebūtų labai stipraus kontrasto. Čia tos trumpesnės virš 2 metrų reikutės, o ilgesnės yra surūšiuotos, visos sudėtos į speksus po 10 vienetų, kad aš galėčiau paskui suskaičiuoti, kiek panaudota, kiek liko nepanaudotų. Ir aš visuomet būtinai surūšiuoju tos, tarkim, kurios, vadinkim, tobulos, tai jos keliauja su žalia spalva juosta. Tos, kurios nėra tobulos, kurių šį kartą, prisipažinsiu, buvo nelabai daug, aš jas specialiai atidedu į kitą krūvą, pažymiu kitaip. Niekuomet neišmetu, nes niekada nežinai, galbūt projekto pabaigoje tau pritrūks kokio nors gabaliuko ir visada kartais gali rasti to, ko tau reikia. Čia, vadinkim taip, reikutės su brokais, su visokiais pažeidimais nuo frezos, kartais pasitaiko storis, kur buvo pjaustytas, neatitinka 6 mm, ir būna šakų kokių nors, ar šiaip kokių nors nukreipimų nuo mums reikalingų parametrų. Ir čia aš ant stalo visuomet pasidedu visokias atraižas, nes kartais reikia ir tokio gabaliuko, jų tikrai reikės. Tai visas sudėliojau pagal ilgį, kad svarbiausia, kad jos būtų visos sveikos. Ir kai aš pradėsiu rinkti korpusą, tu tiesiog visada žinai, kokios reikutės daugiau mažiau reikia ir eini ieškoti būtent to ilgio ir to atspalvio, kuris tau reikalingas. Nes kai jos tiesiog mėtosi ant grindų arba sumestos į vieną krūvą, rasti kažką labai sudėtinga ir kai tu nori planuoti į priekį, kokios reikutės tau reikia, irgi labai praverčia, kai viskas sudėliota iš anksto, kiekviena reikutė turi savo vietą. Toliau mūsų kanoja yra 5 metrų ilgio, o mūsų reikutis yra 3,60 ir 2,20. Aš atsimenu tik tai vieną kartą, kai aš dariau savo pačią pirmą žalią kanoją ir aš gavau kedro gabalą, kuris buvo 5,20 berods ir man jų nereikėjo jungti tarpusavyje, kas yra geriausias atvejas, kuris tik tai įmanomas, bet kadangi kedras yra importuojamas iš Šiaurės Amerikos, tas formatas, tas ilgis šiek tiek brangesnis ir jeigu tu negamini kanojų, tai importuoti tokio ilgio rąstų tašų kaip ir nėra racionalumo, nes vis tiek jie yra pjaustomi, paskui skersuojami. Visais kitais atvejais reikutės yra klijuojamas. Bandau sujungimą daryti kuo subtilesnį ir yra 2 būdai, aš darau tai taip vadinamų scarf jointų, tuo parodysiu, kaip tai yra daroma. Tam aš naudoju labai paprastą tokį, vadinkim, džigą, 2 fanieros gabalai susukti kartu, 2 krypiančiosios iš kietmedžio, šiuo atveju uosis, ir tiesiog padarai pjūvį, kad mūsų pjūklas atsistotų tokių kampų. Tuoj parodysiu, kaip tai yra daroma. Kadangi mums čia reikės viso ilgio reikutę, paimsim šitą ir šiek tiek trumpesnė, nes tai bus pati pirma reikutė. Tai viena įsistato čia, nes džigas padarytas pagal jos plotį. Pjūklas, kuris mums irgi bus reikalingas.
Ir paėmam šitą reikutę, kaip matote, spalvos praktiškai identiškos. Aš sakyčiau, kad jos yra identiškos, nes tai yra tas pats medis, ta pati vieta. Prispaudžiam. Čia dar kartais praverčia pasidėti kokį gabaliuką. Šito reikutį turėtų į ką atsiremti. Viskas prispaudžiam. Mūsų japoniškas pjūklas. Bum, viskas. Išimam ir sujungimas atrodo taip ir jis, patikėkit, bus praktiškai nematomas. Tam, kad prispausti su spaustuvai jis nelabai išeis, nes čia pas mus eina grevelis. Tai tiesiog nuimet viršutinę dalį reikutės, apvyniojat ją į lipnią juostą, kad prie jos nekibtų klijai. Labai svarbu pažymėti klijavimo poziciją būtent dabar, nes kai tu priklijuosi, paskui jau padaryti nieko nebegalėsi. Tai vat pas mus linija eina čia. Naudosiu biškį senesnius klijus. Šitas gabaliukas. Dabar sujungiam ties tą liniją, kur buvo pažymėta. Pridedam šitą gabaliuką iš viršaus. Irgi švelniai spaudžiam ir matom, kad mūsų linija šiek tiek nuvažiavo. Tai reikės, reiškia, pakoreguoti. Dabar irgi nelabai gerai. Taip, toks žaidimas gaunasi. Gerai, einam toliau. Toliau jau galima būtų sakyti, tu davai greičiau montuok tą reikutę, bet tai dar ne viskas. Kaip mes ją montuosim? Jeigu jūs spėjot pastebėti, visi moldai aptraukti su izoliacinė juosta, tam, kad kai pas mus bus klijų perteklius ir kai mes dėsime epoksido, kad mūsų korpusas neprisiklijuotų prie šitų moldų. Tai tada atplėšti bus labai sudėtinga. Čia yra vienas dalykas, kam jis reikalingas. Antras dalykas, mūsų reikutės bus fiksuojamas šitoje vietoje su kabių pagalba. Aišku, yra technikos, kai kanoa surinkama be kabių, naudojami tokie savadarbiai laikikliai, kur kiekviena reikutė yra prispaudžiama, fiksuojama, tam tiesiog gaunasi, kad tokią kanoą surinkti, ją reikia 2-3 daugiau laiko, nes jūs labai dažnai negalite pereiti prie sekančios reikutės, kol jūsų pirma pilnai neprisiklijavo prie pagrindo, nes jūs jų negalite nuimti, jie trukdo, kad jums lipdyti ant viršaus. Todėl naudojamas kabės, man kabės netrukdo, tų taškiukų jie yra praktiškai nepastebimi. Kabės mušamos, kaip žinoma, su stepleriais. Tai steplerį, kurį naudoju aš, yra Rapidas, švedų gamybos. Stepleris turi reguliuojamą jėgą, su kuria jisai įkala tą kabę. Gali parinkti steplerį irgi vėlgi pagal tai, kokio ilgio tau reikia. Mes naudosim 14 mm kabės. Planas yra toks. Čia yra mūsų kraštinė, čia yra mūsų reikutė. Ir tarkim, jeigu stepleris yra nereguliuojamas ir tarkim dabar mes pastatysim jį į maksimumą ir aš bandysiu prišauti kabę prie šito faneros gabalo, jūs pamatysit, kas atsitiks. Mūsų kabė pilnai įlindo į kedrą ir įlindo daugiau nei mums reikia. Ta prasme, šitas paviršius dabar visiškai plokščias, nes kabė pažeidė net viršutinį kedro sluoksnį. Tai dabar pareguliuosim, tarkim, į minimalią padėtį. Aš tai aišku esu jau viską išbandęs ir pabandęs, tiesiog rodau jums, kad jums to daryti nereikėtų. Tikiuosi jūs to nedarysit, nes tikrai yra įdomesnių dalykų. Antra kabė pas mus dabar eina ant minimumo, ten kur pirma netinkamai, antra geriau, trečia, ketvirta jau geriau. Jeigu mums trūksta sukibimo, visada galima ją atsargiai prispausti daugiau su plaktuku. Svarbiausia, kad jinai neįlystų į pačią medieną. Ir atrodo, kad jau galima pabandyti pamatuoti ir pritvirtinti pirmą reikutę. Reikutė labai lengva, labai lanksti. Ir tiesiog pažiūrim, kad jinai pas mus būtų daugmaž nejuda. Gerai, tai bandinkim, centrą mes radome. Mūsų centrinė linija. Aš čia jau pridėjau klampę, kuri laiko šitą mūsų laikiklį. Paėmam mūsų reikutę. Nuleidžiam ją. Čionai. Vienas galas ten.
kitas galas ten. Ir dabar iš principo, ką aš turėčiau padaryti, tai tiesiog šitą galą visiškai natūraliai, be pasipriešinimo, prispausti čia. Einam toliau. Visiškai be pasipriešinimo spaudžiam čia. Ir dabar, ką mes turėtumėm padaryti, tai pažiūrėti geometriją. Ar nėra jokių iškreipimų pagal mūsų tą liniją, ar jinai gražiai atsigulė. Ir neatsigulė, nes matom, kad nesiglaudžia jinai ten, šitoje vietoje. Nes nesiglaudžia ir tiek. Dabar jau turėtų būti viskas ok. Vat šitas vietas visas labai svarbu patikrinti, kad būtų reikutė. Jeigu čia centras, čia paskutinė, čia irgi gerai. Šita mūsų detalė, šitoje vietoje, kur reikutė sueina į šitą kampą, jinai realiai turi glaustis prie priekinio stemo, kaip ir galinio, prie stemo glaustis pilnai. Tai reiškia, mums reikia nuimti dalį šito kanto obuoliaus pagalba. Stemo centre mums reikia nupiešti referencinę liniją, kad pas mus centras nevaikščiotų, kad mums žinoti, kad mes priartėjom prie centro. Po apdirbimo mūsų eina reikutė, čia jinai bus prispaudžiama prie šito krašto ir sueina jinai, beveik lygiai su stemu. Dabar tą patį pakartosiu su anu galu ir tada jau šausim. Ir jau dabar pagaliau galima šauti. Nuimam klampę. Viskas. Ponios ir ponai, kanojos gamyba prasidėjo. Mes irgi duosim pradžiai ir paskutinė reikutė. Bum. Tvarka, pajudėjo mūsų kanojos korpuso klijavimas ir tai yra pati įspūdingiausia dalis, nes su kiekviena reikutė aš matau, kaip auga ir kaip gimsta korpusas, nes paskui jis tokioj būsenai prastovės dar keletą savaičių ir kiekvieną dieną nebus naujienos. Dabar tokia pati maloniausia rutina, tai yra klijavimas, įsidedi ausinės, klausaisi muzikos arba knygos. Klijai. Pakalbėsim biškiai apie klijus. Kokiais klijais yra klijuojamas būtent reikutės tarpusavėje. Iš esmės, tai aš atsimenu, kad pačią pirmiausią savo kanoją aš klijavau su paprastais PVA klijais. Čia yra D3, tai reiškia jisai atsparus vandeniui, bet tas atsparumas vandeniui mums nelabai rūpi, nes tos reikutės vis tiek atsiras labai storam sluoksniai stiklo audinio ir epoksido ir ten vanduo pateks tik tai tuo atveju, jeigu jūs kokiu nors būdu pradursit tą korpusą. Ir tai dar klausimas, kaip jinai ten skverbsis giliai ar nelabai ne. Tai anksčiau naudojau moment klijus, bet informacijos yra visai nedaug apie juos ir jie nėra skirti realiai tokiems darbams. Biškai paprastesniems, net tvora yra pavaizduota, tai šį bei tą sako apie šitą produktą, nors šitą paką galima ir išmesti, nes jisai labai senas ir tikriausiai jo galiojimo laikas pasibaigė, nes taip, klijai turi galiojimo laiką, tarkim, jeigu tu nenaudoji tokios talpos klijus, tai jie tiesiog pradeda tirštėti ir dirbti su jais paskui sudėtinga tampa. Paprastai naudoju arba antrą, arba trečią tight bondą. Skirtumas tarp jų yra vienintelis. Trečias tight bondas turi ilgesnį surinkimo laiką. Tai reiškia, nuo to momento, kai jūs pripilėt jo, jūs turit, priklausomai nuo temperatūros jūsų patalpose, jūs turit iki 10 minučių, jeigu šalčiau daugiau, grubiai tariant, 10 minučių, 5 minutės prie 20 laipsnių temperatūros. Tam, kad užfiksuoti visas detalės ir palikti jas, kad klijai stingtų, grubiai tariant. Dar kuom yra
pranašesnis šiek tiek žalias Tide bondas, tai kad su juo galima dirbti iki berods 7 laipsnių šilumoje. Tai reiškia, jeigu jūsų patalpoje yra 7 laipsniai, šitie klijai vis tiek veiks ilgiau, bet veiks, kur mėlynas nustos veikti prie 10 berods laipsnių ar kažkas, žodžiu, ten temperatūra yra šiek tiek, turėtų būti vis dėlto aukštesnė. Tai va, čia apie klijus. Pas mus yra rutina, klijavimas ir toliau kybam į darbus. Jeigu jums patiko šitas video, prašau užprenumeruokite kanalą, uždėkite laiką, man trūksta visai nedaug iki 1000 prenumeratorių. Ačiū, kad žiūrėjote ir myliu bučiuojate. Iki.